Labas rytas, gerbiami tarybos nariai, administracijos specialistai, žiniasklaidos atstovai. Pradėsime 2017 metų vasario 23 dienos posėdį. Ir posėdžio darbotvarkėje 10 klausimų. Prašau, gerbiami tarybos nariai, kas už šią darbotvarkę. Yra 21 tarybos nariai. 9. 12. Kas prieš, susilaikė, nėra, vienbalsiai. Taip, pirmuoju klausimu yra dėl savivaldybės biudžeto užsiregistravęs pasisakyti Vytas Šimonėlis ir po posėdžio darbotvarkės bus 3 mano pranešimai. Tai prašau, pirmasis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžeto vedėja Vilija Ramoškevičienė. Savivaldybės taryba vadovavo vietos savivaldos įstatymu, biudžeto sandaros įstatymu, 17 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansų numatytų tvirtinimo įstatymu nusprendžia patvirtinti 2017 metų biudžetą. Tai yra patvirtinti pajamas 13 milijonų 277,7 tūkstančių. Iš jų yra biudžetinių įstaigų pajamos, kurios sudaro 574,7 tūkstančiai eurų. Ir tai yra išdėstyta šio sprendimo pirmame ir antrame prieduose. Taip pat pajamos yra koreguojamos 2016 metų nepanaudota pajamų dalimi. Tai yra 1,234,5 tūkstančiai eurų. Taip pat taryba nusprendžia patvirtinti asignavimą, tai yra 14,190,7 tūkstančiai eurų ir atitinkamai išdėstant asignavimus išlaidoms, darbo užmokesčiui ir įsigyti, ir tai yra išdėstyta šio sprendimo trečiame priede. Taip pat patvirtinti asignavimus pagal programas, ir tai yra išdėstyta šio sprendimo ketvirtame priede. Patvirtinti valstybinėms funkcijoms atlikti 17 metams skirtų lėšų paskirstymą, kas yra išdėstyta šio sprendimo antrame priede, bei 17 metams mokymo krepšelį finansuoti skirtų lėšų paskirstymą, kas yra išdėstyta šio sprendimo šeštame priede, bei 16 metais nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas, kas yra išdėstyta šio sprendimo 7 priede. Taip pat taryba įpareigoja savivaldybės asignavimų valdytojus nusimatyti reikiamus asignavimus, kurie yra 17 metų posėdžio valdžiamus įsiskolinimą. Ir taip pat įpareigoja asignavimų valdytojus patvirtinus biudžetą per 10 dienų parengti ir pateikti biudžeto programų sąmatas su priedais ir jas pateikti biudžeto valdymo strateginio planavimo posėdžiui. Prašau, gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimus? Tai Šimonėlis turbūt Vytas už pasisakyti užsteiksmą. Gerbiami tarybos nariai, gerbiami posėdžio dalyviai, pirmiausia, aš noriu padėkoti dalykas organizacijos darbuotojams, kurie kasmet žiūri darbą, paremti sudėlioti savivaldybės biudžetą, kurio tiek šitą darbą. Tai skaičiai objektyviau ir teisingiau sugula į biudžeto eilutes, kai laikomasi tam tikrų tvarkų, taisyklių, kurios visiems asignavimų valdytojams būna žinomos ir tai leidžia objektyviai planuoti įstaigų darbą. Per paskutinius 2 metus nieko naujo dėl lėšų paskirstymo nenuveikta. Vyksta atvirkštinis procesas. Savivaldybės taryboje panaikinamos tvarkos arba jų nesilaikoma. Kaip pavyzdys, galėtų būti švietimo įstaigų aplinkos lėšų poreikio skirstymo tvarka, kuri buvo savivaldybės administracijos parengta, vienais metais panaudota, vėliau tarybos panaikinta. Savivaldybės taryba priima sprendimus, bet faktiškai nieko nesprendžia. Sprendimus daro kiti. Tai savivaldybės merė, administracijos direktorė,
Ir galbūt dar kažkas. Kai šioje salėje paklausama, kas gi neša atsakomybę už neteisėtus, vienatvinius, neracionalius, kartais iš šių ambicijų padiktuotus sprendimus, atsakoma taryba. Todėl sutarčių sudarymas ir įsipareigojimų prisiėmimas neturint asignavimų, savivaldybės kai kurių darbuotojų atlyginimų ir priedų skirimas, kurie tinkamai netlieka savo darbą, jau tapo norma. Šiandieną daugelis dalykų tarybos narių, savivaldybės darbuotojų jau nestebina. Tai praktika. Tai tapo kasdienybė. Atrodo, kad taip ir turėtų būti. Gyvename tarsi gerai, teigiamai išreklamuotoje uždaroje akcinėje bendrovėje. Tik tarp bendrovės ir savivaldybės yra esminis skirtumas. UAB gali atskirti pelningas veiklas, po to gali paskelbti bankrotą, gali parduoti nustekentą verslą portale Aruodas, o savivaldybė turės pati ropštis iš problemų. Ne vienus metus tų pačių savo įstaigų, darbuotojų, visų čia gyvenančių žmonių sąskaitą. Tiek. Ačiū. Ačiū. Prašau, administracijos direktorius. Prašau. Norėjau tik paklausti, aš abstrakčiai kažką pašnekė, gal konkrečiai kažką taip gali pasakyti, aš nemažas problemų. Aruodė, kad buvo parduodama įstatymė. Aš ką noriu pasakyti, kad biudžetas tai yra pinigai. Ir jie skirti apmokėti sprendimą, kuriuos priima kažkas. Taryba, jeigu balsuoja, tai neša ir atsakomybę. Jeigu priėmėm ką nors statyti, tai reiškia turim pastatyti. O pirmiausia, turim nuspręsti, ar reikia statyti. Jeigu mokyklom lėšas skirstome, tai turim pasakyti tiek, kiek reikia. Ir pagal tam tikrą tvarką, o ne tai pagal tam kažkas priklauso arba nepriklauso. Aš man čia aiškiai noriu pasakyti. Faktai yra. Jeigu faktai yra, aš juos kasdienį pateikiu ir savo straipsniuose, aš turiu juos galiu asmeniškai pasakyti, su kuriuo susitikti, aš visus faktus jums asmeniškai. Taip, jokių problemų nėra. Aš nekalbu iš lubų arba iš debesų. Aš kalbu apie realybę, kur yra šiandieną mūsų rajono savivaldybė. Ačiū. Aruodė niekas lygis neparduodama. Prašau, administracijos Iš populistinį pasisakymą galėčiau atsakyti, kad sprendimus priima taryba ir tik taryba, administracija kartu su visais asignavimų valdytojais, tai yra su visomis biudžetinėmis įstaigomis, biudžetą svarsto ir pateikia į tokį, koks yra jau apsvarstytas ir suderintas su visais pasiūlymais. Savivaldybės biudžetas buvo teiktas 10 tarybos nariams iš šių pasiūlymų. Iš nei vieno nesulaukta, 2 kartus svarstytas komitetuose, taip kad gerbiami tarybos nariai, jūsų yra kompetencija priimti sprendimą dėl biudžeto patvirtinimo, kuris buvo teiktas 3 kartus tarybos nariams. Ir pranešėjas tarybos narys Vytas Šimonėlis net ir komitete neturėjo jokių pastabų ir pataisimų. Tai gerbiami tarybos nariai, jeigu klausimų nėra dėl šio sprendimo, tai siūlau balsuoti. Kas už šį klausimą? 12. Kas prieš? Susilaikė? 9. 12 už, 9 susilaikė, sprendimas priimtas. Ačiū vedėjai. Antrasis sprendimas dėl konkurso Širvintų meno mokyklos direktoriaus pareigoms teikti skelbimo. Prašau, vedėja Dalia Majauskaitė. Gerbiami tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Klausimų nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 9. Kas prieš? Susilaikė, nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Trečiasis sprendimas dėl visuomenės dalyvavimo formuojant kraštovaizdžio programos patvirtinimo. Prašau, vedėja Dovilė.
nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 9. kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Ketvirtasis sprendimas dėl pritarimo įgyvendinti projektą buvusios naftos bazės teritorijos Širvintų rajone Jauniūnų seniūnijoje Medžiukų kaimo sutvarkymas. Prašau. Parengtų tarybos sprendimus siūloma pritarti projekto buvusio naftos bazės teritorijos Širvintų rajone Jauniūnų seniūnijoje Medžiukų kaimo sutvarkymas. Teikiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą gauti pagal priemonę užterštų teritorijų sutvarkymas įgyvendinimui, skirti bendrojo finansavimo lėšų projektų įgyvendinti iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto ir skolintų lėšų yra valstybės dotacijos nemažiau 5%, viso projekto tinkamų išlaidų, padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti tačiau projektų įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamai išlaidų dalį, kuriuos nepadengė projektų skiriamas finansavimas, įpareigoms projektų užbaigimo nuostolos padengti sutvarkytos teritorijos priežiūros išlaidas bei galioti administracijos direktoriaus pasirašyti projektų susijusių dokumentų. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 9. kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju, penktasis sprendimas dėl patalpų panaudos pratęsimo Širvintų rajono vietos veiklos grupei. Kur mūsų Rita Bedėlė išbėgo? Rita, prašau. Galima? Dėkui, pasiklausimą. Aš prieš klausimą norėčiau. Prašau. Kadangi esu vietos veiklos grupės pirmininko pavaduotojas, aš noriu nuo šio klausimo nusišalinti. Dėkuoju. Tarybos nariai turim balsuoti, kas už tai, kad nusišalinti. 12. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, prašau. Dalyvauja 20 tarybos narių. Prašau. Atsiprašau. Parengtas tarybos sprendimo projektas, kuriuo siūloma pratęsti Širvintų rajono savivaldybės savivaldybės teise priklausančių patalpų esančių Vilniaus gatvėje 61 Širvintose. Savivaldybės ilgalaikio materialių turto panaudos sutartį 10 metų su Širvintų rajono vietos veiklos grupe. Dabar pašau pakvėpuoti, gal tarybos narys galvoti klausimą. Aš suprantu, kažkas buvo rimta, jeigu nedėjo buvo išleisti. Tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 8 už. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. Šeštasis sprendimas dėl patalpų panaudos pratęsimų valstybinių miškų tarnybai. Grįžta tarybos narys Mateika, dalyvauja 21. Siūloma pratęsti Širvintų rajono savivaldybės teise priklausančių patalpų esančių Vilniaus gatvėje 86 Širvintose. Savivaldybės ilgalaikio materialinio turto panaudos sutartį 9 metams su valstybine miškų tarnyba. Prašau, tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Septintasis sprendimas dėl gatvės pavadinimo suteikimo. Prašau. Sėdėja, manite. Šiuo sprendimo projektu siūloma suteikti Širvintų rajono savivaldybės Jauniūnų seniūnijos Kaimynų kaimo gatvių pavadinimą Bičių gatvė. Tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Naują blanką. Nėra, Pasirašyti. Aštuntasis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų melioracijos darbų finansuojant valstybės biudžeto lėšų prioritetinių darbų programos patvirtinimo. Prašau, vedėja. Labai yra. Parengtas sprendimo projektas, kurio siūloma patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų melioracijos darbų finansuojant valstybės biudžeto lėšomis prioritetinių programų. Programa finansuojama valstybės biudžeto lėšomis 100 tūkstančių eurų ir yra prieinama prie sprendimo. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas. Dėkoju. Devintasis dėl automobilio pirkimo. Prašau, Diana.
spręsti Širvintų rajono savivaldybės administracijai įsigyti už 10 000 eurų su PVM vieną lengvąjį automobilį. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Prašau. Turim pasiūlymą, kad ne dėvėtas būtų automobilis, bet naujas. Ačiū už pasiūlymą. Prašau, ar dar turite klausimų? Klausimų nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 9. Prieš. Susilaikė nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai. 10. sprendimas dėl komisijos sudarimo Širvintų pradinės mokyklos administracijos veiksmams įvertinti. Noriu pakviesti vedėjai ir prieš tai norėčiau informuoti, kad 2017 m. vasario 13 dieną gautas Vaikų teisių apsaugos kontrolierės Editos Žiobienės raštas, kuriame nurodoma, kad kontrolieriaus įstaiga gavo piliečių kreipimąsi dėl galimo smurto ir vaikų teisių pažeidimo Širvintų pradinėje mokykloje. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad mokyklos veiklos priežiūra atliekama savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija, tai yra taryba, o Vaikų teisių apsaugos kontrolierė pateikė prašymą įvertinti Širvintų pradinės mokyklos administracijos veiksmus, galimą neveikimą ir imtis priemonių užtikrinančių tinkamą vaiko teisių apsaugą. Teikiu tarybai svarstyti sprendimo projekto, kurio pagrindu sudaroma komisija įvertinti Širvintų pradinės mokyklos administracijos veikimą, neveikimą dėl galimo smurto ir vaikų teisių pažeidimo. Noriu pažymėti, kad privalome preciziškai, operatyviai išnagrinėti susidariusią situaciją ir esant vertingiausiam pagrindui imtis priemonių, užtikrinti tinkamą vaiko teisių apsaugą ugdymo įstaigoje. Kiekvienas vaikas privalo mokykloje jaustis saugus ir augti be patyčių. Šitas sprendimas yra paruoštas būtent Editos Žiobienės kontrolierės pagrindu, nes yra toks nurodymas. Ir siūlome sudaryti komisiją iš 3 tarybos narių ir 2 specialistų, tai Giedrė Vaičiūnienė, socialinės paramos vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja, Rasa Kralikevičienė, švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, sekretoriumi Dačkienė, arba ją pakeičiant Dianą Mičelienę, kad tikrai viskas būtų protokoluojama ir protokolai būtų tvarkingi. Ir padedam komisijos darbą stebėti audito skyriaus vyriausiai specialistai Astai Vitai Masilinskienei ir 3 tarybos narius. Ir kadangi viešojoje erdvėje buvo tam tikras pareiškėjų įvertinimas, kad tam tikros kompanijos žmonių turėtų nebūti, tad siūlau, kad šios komisijos nariais būtų būtent iš opozicijos ir siūlau Vytą Šimonėlį, Joną Kurmanecką ir komisijos pirmininkų, vis dėl to, kad būtų sukontroliuota šitą situaciją, tai vicemerė Irena Vasiliauskienė. Tai yra atsakingas momentas ir į tą turime pasižiūrėti neatsakingai. Tai kaip tarybos nariai, toks mano... Aš atsisakau dalyvauti komisijai, kadangi tikrai neturiu kompetencijos spręsti šitų klausimų. Čia yra administracijos veiklos vertinimas ir jeigu jūs gerbiamas tarybos nariai esat išrinktas žmogus ir kaip klausimas liečia vaikus, kaip tarybos narys, turbūt jų negali kaip tarybos nariui atstovaujančiam rajoną, man žinot, net sunku komentuoti. Kai tarybos narys pasako, kad jam šitie klausimai, kas vyksta su vaikais švietimo įstaigose, kad jiem tas nerūpi. Prašau. Merė, man tikrai yra sunku kalbėti tuo klausimu ir kada aš paskambinau dėl Alionių įvykio Žiobienės administracijai, tai vad aš noriu pasakyti, kad jeigu jums labai rūpėtų, tai jūs truputį kitaip pasakytumėt. Todėl aš tikrai atsisakau. Prašau, vedėjau. Taigi šiuo tarybos sprendimu yra siūloma sudaryti komisiją iš 3 tarybos narių, iš 2 administracijos, tai Giedrė Vaičiūnienė, Rasa Kralikevičienė, komisijos sekretorės skirti Ramonė Kažačkienė,
pavesti komisijos darbą stebėti Širvintų rajono savivaldybės administracijos centrinio valdytojos skyriaus vyriausiai specialistai Astai Vitai Martinskienei ir pavesti pirmame punkte sudarytai komisijai iki 2017 metų kovo 8 dienos įvertinti Širvintų valstybės mokyklos administracijos veiksmus ir pateikti išvadas savivaldybės. Taip pat, manau pasakyti. Aš iš tikrųjų taip yra, gerbiami tarybos nariai. Aš nesu švietimo komiteto narys. Tai yra viena. Aš niekada nebuvau šalininkas, kad į vaikų teisių reikalus kištusi kas nors iš politikų, kaip ir dirbo savivaldybė. Tai yra specialistų išmanančių tą darbą reikalas. Toliau yra mokyklos bendruomenė, yra savivaldybės administracija švietimo skyrius ir vaikų teisių darbuotojai, kurie aš jais pasitikiu ir aš manau, kad jie turi spręsti šitą reikalą. Jeigu merė mano, kad šitas turi dalyvauti tarybos nariai, tai yra švietimo komiteto pirmininkas, yra 12 tarybos narių, kurie priiminėja sprendimus šiandieną ir turi balsų daugumą, tai laikė šį kartą imasi šito darbo ir nusprendžia. Taip, jeigu asmeniškai aš tikrai čia nedalyvausiu. Iš tikrųjų, gerbiami tarybos nariai, jūs tikriausiai supratote, kad kai aruodose kažkokių tai pirkimo ar pardavimų šimonėlis ieško, jų neranda ir tik fantazuoja, interpretuoja, o čia kai yra tirti administracijos veiklą ir už švietimo įstaigas netgi įstatymę aiškiai pasakyta, kad atsako taryba, tai būtent pagal Širvintų skundą ir turi būti administracijos veiklai sudaryta komisija iš savivaldybės tarybos narių ir dabar akcentuojama, kad taryba jau nuo švietimo įstaigų nusiima ir atiduoda tai vertinti specialistam, nors tiesioginis vadovas yra taryba, tai čia yra tik tai, žinot, bėgimas ir nenoras dirbti atsakingai ir bėgimas nuo atsakomybės. Prašau, vedėja, ką jūs norėjote pasakyti? Aš tiesiog galėčiau papildyti, kad iš tikrųjų, kai administracija sužinojo apie įvykį pradinėje mokykloje, tai administracijos direktorės įsakymu vasario 10 dieną buvo sudaryta darbo grupė, kuri turėjo išsiaiškinti situaciją Širvintų pradinėje mokykloje. Šitą darbo grupę išsiaiškino. Darbo grupė, administracijos darbo grupė į pagalbą atėjo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Darbo grupė ir vasario 13 dieną įvyko pokalbis pradinėje mokykloje, kurioje dalyvavo administracijos sudaryta komisija, kurioje dalyvavo švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta komisija. Švietimo ir mokslo ministerija pateikė savo išvadas mokyklai, tačiau kai vasario 13 dieną buvo gautas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierės įstaigos pasirašo kontrolierė Edita Žiaubienė raštas, kuriame jinai siūlo, prašo pagal kompetenciją įvertinti Širvintų pradinės mokyklos administracijos veiksmus. Skliausteliuose galima neveikimą bei pagal kompetenciją imtis priemonių užtikrinančių tinkamą vaiko teisių apsaugą. O kadangi vietos savivaldos įstatyme 21 punkte yra pasakyta, kad biudžetinių įstaigų steigimas, organizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra yra savivaldybės tarybos kompetencija. Tai atsižvelgiant į šitą raštą, kaip ir turėjome įvertinti savivaldybės tarybą. Gerai, ačiū. Prašau. Jūs kalbate apie įstatymus, tai aš manau, kad čia yra pasiekmė ir būtent šitų tarybos narių, 12 tarybos narių, kurie sunaikino ne švietimo vaikų teisių skyrių ir manau, kad to nebūtų įvykę. Tai dabar tik ir prisima atsakomybę. Tų 12 tarybos narių ir jie tegul komisiją sudaro išimtai. Taip, tai dabar žiūrėkit, jūs akcentuojate įstatymus, tai jeigu įstatymus jums liepia skyriuot vėlgi atginti. Viskas diskusijos baigtos. Gerbiama Irena Vaskiauskaitė.
Nesutinku. Aš jums sakiau. Ką siūlote? Kodėl aš turiu teisę siūlyti kažką, ką jūs? Tai vietoj savęs iš savo grupės. Labai keista jų pozicija. Kokia grupė, kažkas skirtas. Kas čia per grupė? Bet aš gerbiamas Šimonė, aš aiškiai labai pasakiau, kad skunde gyventojų dėl smurto buvo įvardinta, kad negali būti iš atitinkamos partijos žmonių. Ir norėdama visiško skaidrumo ir viešumo, specialiai nesiūlome iš darbo partijos atstovų į komisiją. Balkauskas nedarbo partijos darbdavys yra. Bet yra valdančiosios koalicijos narys. Gerbiamas Vytas Šimonėlis, ar sutinkate dirbti šitoj komisijoje? Nes išvadas reikia pateikti Žiuvienį iki kovo 9 dienos. Komisija turi atlikti darbą iki kovo 8 dienos. Gerbiamame, aš atrodo sakiau, kad aš nesu švietimo komitetas narys. Taip, jūs nesutinkate. Gerbiamas Šiukštienė, ar jūs sutinkate dirbti šitoj komisijoje? Suprantam, tarybos narys neturi laiko dirbti Šventų rajonų ir Rasa Tamošinienė. Ar jūs sutinkate dirbti? Nesutinkate, Giedrius Juozovičius. Ana Kuznečienė, nesutinkate, Andrius Juozovičius. Jonas Purvaneckas. Nesutinkate, Kęstutis Pakaitis. Aš sutikčiau, bet komandiruotėj būsiu. Vidmantas Matykas. Aš mielai sutikčiau dalyvauti šitoj komisijai, bet yra tam tikri dalykai, kur prieštarauja mano kaip tarybos nariui dalyvauti šitoj komisijai, kadangi 2 metus aš buvau šios mokyklos tėvų komiteto narys, tuo pačiu ir mano sūnus eina į šią mokyklą. Tai manau, kad tai būtų... Dar būtų geriau, tėvų atstovas mokyklą. Bet jūs ir patirties jau turi. Kadangi aš įvardėjau, kadangi tai turi būti niekom nesusijęs tarybos narys su šią mokyklą, kad sprendimai būtų tvarkingai priimami, tai šioje vietoje aš manau, kad negaliu dalyvauti šioje komisijoje. O aš mielai, bet... Norėtum? Nu, kodėl aš galėčiau? Aš negaliu dalyvauti šitoje. Žiūrėkit, aš turiu komandiruotę suplanavęs taip, aš atidėkit, jokių problemų. Tada, jeigu prie manęs taikėsis, jokių problemų bus. Ką, komandiruotę atidėti? Pabaikim čia tuos žaidimus, mes tik tai matom... Galėsi pristatyti jums šitą... Aišku, tarybos narių požiūrį į jų tiesioginį darbą, už ką jūs išrinko žmonės. Aš tik tai norėjau pabrėžti, kad kaip gali vertinti mokyklos bendruomenė, kaip pats joje esi. Tai šitoje vietoje galite suprasti. Žiūrėkit, nebūtų panaikinę vaikų teisę, nebūtų tai įvykę. Prisimti atsakomybę turi valdančioji. Giedrė Vaičiūnienė būtumėt sėdėjusi mokykloje ir saugojusi vaikus. Tai ne administracijos darbas, tai Giedrės Vaičiūnienės, nes savivaldybėj sėdė darbas ne mokykloje. Jeigu ką pagal tarybos narių požiūrį. Nu, ne visai. Tai gerbiami tarybos nariai, tada siūlau keisti komisijos sudėtį. Kas už tai, kad būtų keičiama komisijos sudėtis ir jinai būtų sudaryta iš 3 komisijos narių. Tai yra Irenos Vasiliauskienės, Giedrės Vaičiūnienės ir Rasos Kraškevičienės. Ir stebėtojas taip paslieka Asta Vita Maslinskienė. Gerbiami tarybos nariai, ar pritartumėt tokiam sprendimui? Mes galim keisti, jeigu tarybos nariai nenori dirbti, tai, o iš darbo partijos tarybos nariai būti negali šitą komisiją. Tai kas už šią komisiją siūlau balsuoti už pakeistą tarybos sprendimą. Kas už? Taip. 3, 11, 5. 16 už, kas prieš, kas susilaiko? 3. Kažkurio vieną nemačiau. Ai, 6, atsiprašau, 6 už buvo. Gerbiami tarybos nariai, prašau prabalsuoti iš naujo. Kas už šią komisiją? 11. 3. 6. Dabar mačiau visus. Kas prieš, kas susilaiko? 3. 17 už 3 susilaikės, tai komisija yra sudaryta mero pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, tai komisijos pirmininkė, komisijos
Diana Mičelienė ir pavesti komisijos darbą stebėti audito vyriausiai specialistai Vitai Macininskienei ir komisija iki 2017 metų kovo 8 dienos turi įvertinti Širvintų pradinės mokyklos administracijos veiksmus ir pateikti išvadas savivaldybės merų, kuri bus perduota vaikų teisių apsaugos kontrolieriai. Taip, tai darbotvarkės klausimai yra baigti ir dabar norėčiau keletą pranešimų. Informuoju, kad gautas savivaldybės tarybos nario Vito Šimonėlio, Jūratės Šiukštienės, Kęstučio Pakalnio, Jono Urbanecko, Vidmanto Mateikos reikalavimas į tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl galimų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo ir lėšų naudojimo teisėtumo OAB Širvintų šiluma ir OAB Širvintų šiluma direktoriaus Raimundo Rogausko atsakomybės. Primenu, kad vadovaujantis reglamento nustatyta tvarka, svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merų teikė ir savivaldybės tarybos nariai. Šiam tarybos posėdžiui sprendimo projektas nebuvo pateiktas, todėl siūlau gerbiamiem tarybos nariam pateikti svarstymų keliamą klausimą su parengtu sprendimo projektu. Sekantis, informuoju, kad 2017 metais sausio 27 dieną gauta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2017 metų sausio 27 dienos pažyma su numeriu dėl Andželikos Bagočiūnienės skundo prieš Širvintų rajono savivaldybės etikos komisiją, kurioje nurodoma, kad Andželika Bagočiūnienė Seimo kontrolieriui pateiktame skunde kelia klausimus susijusius su galimai netinkamais Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos pirmininko Vidmanto Mateikos veiksmais neveikimu, o būtent pareiškėjai nepateikti jos prašomi dokumentai ir neatsakyta į jos kreipimas. Atsižvelgiant į tai, kad Seimo kontrolierius nurodė išnagrinėti pareiškėjos skunde nurodytas problemas, įvertinti etikos komisijos pirmininko veiksmus neveikimą susijusių su sprendimo priėmimu, informacijos bei dokumentų teikimų pareiškėjų, imtis teisės aktuose numatytų priemonių minėtiems pažeidimams pašalinti bei užtikrinti, kad pareiškėjai būtų pateiktas jos prašomas dokumentas arba motyvuotas ir teisės aktų nuostatomis pagristas atsakymas, kodėl tokio dokumento negalima pateikti. Seimo kontrolieriaus pažyma pagal kompetenciją perduota nagrinėti Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijai. Apie etikos komisijos išvadas būsite informuoti papildomai. Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga informuoja dėl nepilnamečio savižudybės Alionės seniūnijoje. Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje 2017 metais vasario 17 dieną gautas telefoninis Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario Jono Urbanecko pranešimas dėl Širvintų rajono savivaldybės Alionės seniūnijoje 14-mečio savižudybės. Tarybos narys piktinosi, kad jam lankantis minėtoje seniūnijoje žmonės stebėjosi, kad apie minėtą įvykį niekas nieko neskelbė. Galimai slepiama informacija šeimoje galimai smurtaujama. Jono Urbanecko teigimu administracijos darbuotojus sieja giminystės ryšiai su policija, todėl viskas slepiama. Jo teigimu buvo atvažiavusi policija, tačiau apie savižudybę žiniasklaida nepranešė. Pareiškėjo teigimu vaikų teisių apsaugos skyrius Širvintose nėra. Remdamasi Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 11 straipsnių 1 ir 2 punktais, 12 straipsnių 2 punktų ir 14 straipsnių 1 ir 2 punktų dalimis, prašau jūsų savo kompetencijos ribose pateikti informaciją dėl pranešimo. Taip pat pateikti informaciją apie gautus skundus. Pranešimas dėl vaikų teisių pažeidimų berniuko šeimoje, nurodant, kokių veiksmų ėmėsi vaikų teisių apsaugos
apsaugos skyrius bei policija. Kokią pagalbą konsultacijas teikia šeimai. Kokios poveikio priemonės buvo taikytinos tėvams. Taip pat prašau pateikti kitą turimą su pranešimu susijusią medžiagą. Reikalinga išsamiam skundo tyrimui. Vaikų teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė. Kadangi šitas raštas skirtas tarybai, tai taryba turi imtis šių klausimų ir bus apsvarstyta ir pateikta komitetui, kuris komitetas turi sutikrinti visą informaciją, kas buvo padaryta, iš kur kokie ryšiai su policija ir visi atitinkami veiksmai. Reikės įsikviesti pranešėjai ir labai aiškiai išsiaiškinti visus šitos dalykus gautus pagal skundą. Tai tiek, gerbiami tarybos nariai, ačiū